Labadiena, pateikiame Utenos rajono savivaldybės naujienas. Šiandien matysite. Skelbiamas konkursas Utenos rajono savivaldybės sportinės veiklos projektams finansuoti 2013 metais. Utenoje veikia 2 čiuožyklos. Utenos rajono savivaldybės mero taurę iškovojo Užpalių krepšinio komanda. 4 Utenos rajono piliakalniai įrašyti į kultūros vertybių registrą. Pradedamos rinkti paraiškos melioracijos grioviams tvarkyti. Skelbiamas konkursas Utenos rajono savivaldybės sportinės veiklos projektams finansuoti 2013 metais. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia sportinės veiklos projektų finansavimo atrankos konkursą. Prioritetai. 1. Remti sporto klubus, kurių nariai dalyvauja šalies čempionatuose. 2. Apdovanoti geriausius Utenos rajono sportininkus. 3. Organizuoti tarptautinės ir šalies varžybas ir dalyvauti juose. 4. Racionaliai naudoti sporto sales šaltuoju metų laiku. 5. Tęstiniai projektai. Projektus, originalą ir kopiją pristatyti iki 2013 metų vasario 13 dienos į Utenos rajono savivaldybės administracijos 103 kabinetą. Projektų finansavimo aprašas ir paraiškos forma yra interneto puslapyje www.utena.lt. Skyrius projektinė veikla, projektų dokumentų formos. Utenoje veikia 2 čiuožyklos. Nuo praėjusios savaitės pabaigos uteniškiai mėgstantys žiemos pramogas lauke gali išbandyti Pačiūžos čiuožykloje, kurią Utenos miesto seniūnijos iniciatyvą įrengė uždaroji akcinė bendrovė Utenos komunalininkas. Čiuožykloje prie Utenos kultūros centro, kaip ir pernai, skamba muzika, o vakarais ji apšviečiama. Dar viena čiuožykla prie Utenos sporto arenos savo treniruotėms pasirinko senjorų ledo ritulio komandą, tačiau netreniruočių metu joje nemokamai čiuožinėti gali visi norintys. Utenos rajono savivaldybės mero taurę iškovojo Užpalių krepšinio komanda. Sausio 20 dieną Utenos daugiafunkcio sporto centro pagrindinėje arenoje vyko mero taurės 2013 krepšinio varžybų finaliniai susitikimai. Mažajame finale kovoje dėl 3 vietos susitiko Biovela ir šios poros favorite laikyta Ritaugos komanda. Rungtynių pradžioje Ritauga greit nutolo nuo varžovų ir jau po pirmojo kėlinio pirmavo 13 taškų skirtumu. Tačiau Biovelos jaunimas stengėsi priešintis grėsmingiems varžovams. Po 3 kėlinių liko 3 taškų skirtumas. 4 kėlinyje Biovela išsiveržė į priekį. Ritaugos komanda, surengusi kelias netikslės atakas varžybų pabaigoje, turėjo pripažinti Biovelos pranašumą. Rezultatyviausi žaidėjai Biovelos komandoje Zaleckas 27 taškai, Avižienis 21 taškas ir Šeduikis 17 taškų. Ritaugos komandoje Braknys 22 taškai ir Palaima 20 taškų. Savivaldybės meras Alvydas Katinas apdovanojo komandas taurėmis bei diplomais, komandų prizininkų žaidėjai apdovanoti medaliais. Komandoms taip pat įteikti ir piniginiai prizai, o Užpalių komandai pereinamoji taurė. Naudingiausių finalo žaidėjų pripažintas Markevičius Užpaliai, o rezultatyviausių Kvietkauskas Policija 1. Renginyje dalyvavo ir savas komandas palaikė Užpalių seniūnas Eugenijus Keraminas, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Linas Pernavas, Biovelos komandos vadovas Jankauskas ir Ritaugos komandos vadovas Leipus. 4 Utenos rajono piliakalniai įrašyti į kultūros vertybių registrą. 2012 m. gruodžio 18 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 4 nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo nuspręsta Daugailių 2 piliakalniui vadinamam Pylimu, Gailėšonių piliakalniui vadinamam Kepurkalniu, Kuktiškių piliakalniui, Noliškio piliakalniui suteikti teisinę apsaugą ir įrašyti juos į kultūros vertybių registrą. Apibrėžti jų teritorijų ribas ir nustatyti jiems regioninį reikšmingumo lygmenį. Informaciją apie šios objektus rasite kultūros vertybių registro duomenų bazėje adresu, kurį matote ekrano apačioje. Pradedamos rinkti paraiškos melioracijos grioviams tvarkyti.
Utenos rajono savivaldybės administracija pernai siūliusi ūkininkams pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos parama, melioracijos grioviams tvarkyti ir šiemet kviečia žemės savininkus ir asmenis kitais teisėtais pagrindais naudojančių žemės sklypus nuo šių metų vasario 1 dienos iki gegužės 3 dienos teikti paraiškas pagal šios programos priemonę pelno nesiekiančios investicijos. Asmenims pageidaujantiems dalyvauti programoje iki šių metų balandžio 22 dienos reikia atvykti į Utenos rajono savivaldybės administracijos kaimo plėtros skyrių Utena, Utenio aikštė 4, 318 kabinetas. Skyriaus specialistai parengs dokumentus, kuriuos ūkininkai iki šių metų balandžio 30 dienos turės pateikti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam paramos administravimo skyriui. Papildomos informacijos teirautis telefonu 8389 64 011. Ačiū už dėmesį. Geros dienos.